Sveikiname visus įmonių atstovus, sveikiname gerbiamus dėstytojus ir žinoma mielus kolegas studentus. Šiandieną labai daug ir dažnai yra kalbama apie tai, kad verslas ir mokslas dažnai yra dar nepasirengę eiti vienas į kitą. Bet iš tikrųjų ta patirtis, kurią mes galime matyti tiek šiandieną, tiek kitose renginiuose, kuriuos organizuoja didieji Lietuvos universitetai, tai tikrai nemaža dalis verslo jau yra pasiryžusi eiti į mokslą, o mokslas, aišku, yra pasiryžęs eiti į verslą tam, kad vieni kitiem galėtume pagelbėti ir vieni kitiem galėtume padėti. O dabar pristatome mūsų dalyvius. Tai gabiausi iš gabiausių studentai, kurie šiandieną čia atstovauja Kauno technologijos universitetui ir šiandieną čia atvykę iš įvairiausių fakultetų demonstruoja savo žinias tam, kad jos ateityje galėtų būti pritaikytos netgi realiame versle. Taigi pasveikinkime Dominyką Bunkų, ekonomikos ir vadybos fakultetas. Sveikiname Vytautą Dagilį, informatikos fakultetas. Sveikiname Arūną Eitutį, socialinių mokslų fakultetas. Sveikiname Eveliną Kalvinaitę, ekonomikos ir vadybos fakultetas. Sveikiname Vidmantą Markevičių, dizaino ir technologijų fakultetas. Sveikiname Jurgitą Mekionytę, informatikos fakultetas. Sveikiname Ievą Milašauskaitę, tarptautinių studijų centras. Sveikiname Artūrą Mizerą, ekonomikos ir vadybos fakultetas. Taip pat sveikiname Povilą Poderskį, telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas. Sveikiname Godą Sadzevičiūtę, tarptautinių studijų centras. Sveikiname Julitą Šulinskaitę, humanitarinių mokslų fakultetas. Sveikiname Martyną Ubartą, tarptautinių studijų centras. Sveikiname Eveliną Gliosaitę, ekonomikos ir vadybos fakultetas. Sveikiname Nerijų Venskų, statybos ir architektūros fakultetas. Ir sveikiname 15-ąjį dalyvį Viktorą Zolovą iš humanitarinių mokslų fakulteto. Kiekvienam stalui bus pateiktos skirtingos temos diskusijai. Tačiau diskusijos patį veiksmą paįvairins kortelės. Pirmajam stalui yra skiriama tema studijos. Antrajam stalui yra skiriama tema emigracijos problema. Trečiajam stalui darbo rinka. Ketvirtasis stalas kalbės apie lyderiavimą. Ir penktasis stalas kalbės apie visuomeninę veiklą. Paprašysiu drąsiausio iš jūsų apibendrinti, ar pavyko rasti kokį nors problemos sprendimo būdą. Taip, teisingai, gerai, kad išmetė tą kortelę, nes dabar atėjo būtent tas momentas, kai turėsite apibendrinti išsakytas mintis. Tai pakalbėkite apie emigraciją ir labai trumpai reziumuokite, apie ką diskutavot, su kuo sutarėt, kam prieštaravot ir galbūt radot kažkokių įdomių dalykų, kurie galėtų pagelbėti mūsų šalyje, neišleisti gabių žmonių ir gal nebeįsileisti tų negabių, kurie išvažiavo. Mes gal neaptarinėjom to dalyko, kaip būtent ar išleisti, ar neišleisti. Tiesiog kalbėjom apie tai, ar iš esmės tai yra gerai, ar tai yra blogai. Ir buvo išsakyta labai įvairių nuomonių, kad, tarkim, dirbant užsienyje, vieni sako ir pagal savo patirtį galvoja, kad yra įmanoma dirbti ir užsienyje. Bet visi likome prie tos nuomonės, kad visgi Lietuvoje likti yra gerai, bet į užsienį išvykti trumpam, pasitobulinti save yra taipogi nepamainoma ir teigiama patirtis. O daugiau ir taip pat su imigracija iš užsienio atvykstančiais žmonėmis kalbėjome irgi apie tokią idėją ir sakome, kad tai irgi lyg ir būtų gerai. Tai dabar mums visiems, jeigu jau pradėsit kokį savo verslą kurt, reikės mokytis kinų kalbos, ar ne, kad priimtumėte juos į darbą. Arba jiem reikės mokytis lietuvių, manau, jiem bus sudėtingiau.
pristatome antrąją užduotį. Antroji užduotis tikrai yra labai kūrybinė ir dabar kiekvienas stalas, kiekviena komanda taps pačia tikriausia įmonė. Taip, visiškai teisingai, tai bus įmonės simulacija. Tarsi pateksime į didelį simuliatorių, kuriame bandysime ieškoti įvairiausių išeičių iš įvairiausių keblių padėčių. Ir šios užduoties tema yra visiems vienoda, išskyrus tai, kad ant jų stalų atsiras tik tai skirtingi daiktai. Taigi tema yra tokia: gaminio paklausa krito. Ir nežinote, dėl ko taip atsitiko. Pirkėjai nebeperka, gamyba pagamino daug, bet jūs negalite realizuoti pagamintos produkcijos. Ir ką darysite, kad gaminių paklausa pasiektų bent tas ribas, kurios buvo prieš tai? Taip labai netikėta tokia situacija, ar ne, lyginant su dabartinė. Ir visus savo veiksmus, veiksmų planą, brėžinius ir kitus sprendimus turėsite surašyti dideliuose lapuose, kuriuos ką tik tai gavote ant savo stalų. Ir dalyvaudami šioje užduotyje turėsite atlikti tas pačias pareigas. Pirmai komandai, sėdinčiai prie pirmojo stalo, tenka medinis žaislas. Jūsų įmonė gamina medinius žaislus. Tokius nedidelius, bet labai mielus. Antrasis stalas turės padidinti kalendorių pardavimą. Trečiasis stalas gamina rašiklius. Ketvirtasis stalas degtukų dėžutę. Ir penktasis stalas elektros lemputė. Taigi, kalbam apie elektrą ir kaitrinės lemputės. Ką padaryti, kad jas pirktų? Tos taupiosios lemputės, jos taip pat turi tų trūkumų. Kaitrinių lempučių užsidegimo laikas iki maksimalaus to švietimo yra daug trumpesnis negu taupiųjų. Kitas dalykas yra jų didelė kaina, tų ekologiškų. Taigi mes ieškosime alternatyvių rinkų, kad būtent išnaudoti dar tenais esamą paklausą ir parduoti tas savo atsargas tenai, kad susigrąžinti būtent tą savo buvusią paklausą. Žadėjome ieškoti alternatyvių rinkų. Vienas iš variantų buvo galbūt eksportuoti į tas šalis, kuriuose dar, tarkim, nėra tokie griežti reikalavimai, tarkim, pasiūlymai gamtosaugos klausimais, taip pat galbūt siūlyti tas kaitriąsias lemputes tokiu atveju, kai, tarkim, reikia pasišviesti labai trumpai ir ne taip išnaudojama daug energijos. Na ir po šių veiksmų bus bandoma vis dėlto koreguoti gamybą, tai visų pirma mažinti gamybos apimtis. Na ir galbūt netgi buvusias linijas naudoti žaisliukų stiklinių gamybai, iš burbuliukų išpūtimui, kas buvo naudojama anksčiau. Tai kad visgi nusprendėm mes modernizuoti savo liniją, einam koja į koją su naujovėmis, tai visgi pradėsime, išsipardavę visas tas senasias kaitrinės lemputės, pradėsime gaminti tas naujas elektrą taupančias lemputės. Nu ir kaip Ieva paminėjo, kad kadangi jau turim gamybos liniją, kuri visgi gamino tas kaitrinės lemputės, tai kad neišmest pinigų į balą, dėl to pradėsim pūsti burbulus ir gaminti žaisliukus eglutėm. Tiesa, dar dėl tos stiklinių žaisliukų idėjos, tai čia aišku turim padėkoti savo marketingistai, kuri puikiai sugalvojo tokią idėją ir pritaikė mūsų seną gamybos liniją. Tai va. Tai kiek suprantu, dabartiniai situacijai jūsų reklaminis šūkis bus koja kojan su gamta, pasišildykim prie kaitrinės lemputės. Ji ne tik šviečia, bet ir šildo. Dabar bus skelbiama trečioji užduotis. Kiekviena komanda sėdinti prie atskirų stalų yra kaip atskira įmonė. Ir užduotis yra tokia, kad jūsų komanda yra išsiunčiama į Sibirą kurti verslo. Ir su savimi į kelionę traukiniu jūs galėsite pasiimti